Labas, draugai. Rugpjūčio 19. Rytas nuo kavos puodelio. Senai matyti, senai girdėti, ne? Mažai video bekeliu. Nebespėju. Šiaip galvoju, kad, nėra ką daug rodyti iš tikrųjų. Tai dabar ką pasidariau, tą nufilmuosiu. Eik, išeikit, draugai, susisukau gipso plokštės. Kaip aš tai dariau, kokių klaidų prisidariau, kaip pirmą kartą dėjau, ką blogai padariau, o ar gerai nuspręsit jūs, kaip gavosi galutinis rezultatas, kur mano klaidas ir kiek man tai kainavo. Taigi, karkasą kaip rinkau, pas mane dvigubs karkasas. Tai pirmą karkasą kabinau kas metrą, meluoju, ne kas metrą, kas 80, o antrą karkasą kabinau kas 50. Aišku, aš turiu kaimyną, kuriam didelis ačiū, kuris mane konsultuoja, nes jis vidaus apdailą apsijam. Jeigu kam reikia vidaus apdailos darbų, kreipkitės, duosiu kontaktus. Tai pas jį konsultavaus, taigi pirmą dariau gavos kas 80, antras karkasas kas 50. Ir toliau atvarau čia, papasakosiu, kaip viskai darbai prasidėjo. Atvarau čia, šeštadienį nuvažiuoju, penktadienį keltuvą va šitai išsinuomuoju, čia jau dalį šiandien reikia vežti atiduoti. Nuvarau keltuvą, išsinuomuoju, čia bam, nuvarau šeštadienį, penktadienį nuvarau plokščių gipsą, nusiperku, norėjau rigbis pirkti 4 Pro, kur visi kantai užlyginti, tokie padaryti. Tai Šiauliuose niekur negavau. Ir ką, žodžiu, nuvarau, susiperku viską, parsivežu, kad tas viskas, gipso plokštės, keltą ir varžtas. Nuvarau, susiperku. Čia šeštadienį žmoną pasiėmiau, žmonai. Ačiū žmonai, žinau, kad žiūrės. Ačiū jai, kad padėjo man, nes vienam užsikelti ant to keltuvo plokščių, nes čia niuansų buvo, bet nenoriu tai gilintis. Žodžiu, 3 metrų, kad padėtų užkelti, kad nelaužyt plokščias, nes vieną sulaužiau. Ir atvarau čia pirmą lapą, ką neišpilu. Pirmą lapą va šitą užsidedu, čia eilę baigiu, skambinu kaimynui, sakau, žiūrėk, kur difuzoriai bus, sakau, kaip man palikti skylę ar kaip pasižymėti. Oi ne, sako, vyruti, jeigu dedi priklaistomus, sako, turi iš karto juos susidėti. Sakau, noriu paprastų. Paprastų, sako, geriau nedėk, tam tikri niuansai yra tų paprastų. Sako, nedėk priklaistomus, jeigu nenori vargti. Aha, taigi, dabar galvoju, ir kiek, sako, tie priklaistomi, plus minus nuo 40 iki 60 eurų. Ir vėl, nepaskaičiuotos išlaidos. Tai praieškojau, visus Šiaulius išvažinėjau. Šeštadienis, kadangi nedirbtas kitos statybinės medžiagų parduotuvė apart senukai, mūkiai vežėjai, Ermitažas, žodžiu, Jupoja, visur aplėkiau. Niuansas toks, nuvažiuoju į kiekvieną parduotuvę iš tų didžiųjų prekybos centrų nuvažiuoju. Jie net nežino, kas tie priglaistomi. Žodžiu, aišku, aš darbuotojų nekaltinu, jie gal mažai susiduria.
Bet nuvažiuoju į senukus, pačią pirmą parduotuvę, nulėkiu į senukus, nes rodė internetinį parduotuvį, kad jie turi. Nuvažiuoju, konsultantą pasiemu, konsultantas, ne, tokių neturim. Sako, išpardavė 9 vienetai buvo, pasiėmė ir išvažiavo. Galvoju, supratau. Lėkiu visur, niekur nėra Šiauliuose, visus aplėkiau. Nu ir daugiau su žmona šnekam važiuoju, sakau, reikia pasiskambinti, gal yra Dvyliški senukus, gal ten turės. Skambinu, yra Dvyliški senukus, atsiliep moteris. Sakau, ar turit priglaistomų, nu jinai nesuprato, ko klausiu, sakau, galit pažiūrėti pas save. Tai jinai pasižiūrėjo, sako, oi ne, pas mums tokių nėra, bet Šiauliuose turi. Sakau, nu buvau, neturi. Sako, turi, aš matau internete, sakau, man sakė, kad rodė 8-9 ant sistemų ir jos išpirko. Ne, sako, turi. Gerai supratom, pasiskambinam į grinai tą senukų filialą, bet ne Šiaulių, grinai filialą ten į Vilnių. Vilnius tada skambina Šiauliam ir pasirodo, jie turi. Tada man filialas atsiunčia kodą jų. Aš nuvažiuoju, pas asistentą rodau, kodą man šitų. Ai, tai šitų turim, sako. Lemba galvoju, tai palauk, žmogau, aš tavęs prašiau priglaistomų, tu neturi, sakei. Nu, žodžiu, prasivažinėjau su žmona apie 2-3 valandas, žodžiu, kol susiradom. Tai vienas nepasakysiu, kiek kainuoja, man reikėjo virtuviai vieno, 2 svetainiai ir kolidoriai tenais vieno. Tai man šitas malonumas kainavo 190 eurų. Tai taip, va. Tai pinigų, papildomų išlaidų. Toliau. Kas iš niuansų. Papasakosiu savo klaidas, parodysiu. Taip, pavyzdžiui, gipso profilis pagal kaimyno dedasi nuo krašto nuo sienos 10 cm, po to nuo sienos mušies čia apie 2, jau prie kurio sukas gipsas. Tai dar kartą iš nuo pirmo dedas profilis 10 cm, centras profilio ir toliau matuoji nuo sienos, dedi 2 metrus. Statai profilį. Ir tada nuo tų 2 metrų, tu pavyzdžiui, vedžiojas kas 50. Ir negali būti didesnis tarpsnis negu 50. Ir tarkim, jeigu jau nuo tos pusės eina, ne? Pem, ir tau dar lieka tarpas nedidesnis. Tai tu vėl turi dėti plius minus 10 cm iki centro. Čia aš taip dariau. Po to niuansai, ne? Aš pradėjau skaičiuotis, va tavo, kaip pasakoju, pirmas nuo sienos 10, po to nuo sienos 2 metrai. Tai aš pradėjau nuo tos sienos skaičiuotis. Atsiprašau. Ir man, kas gavos, aš kai dėjau gipso plokštę, aš dėjau nuo to galą pirmą. Tai va čia mano kasekas buvo. Uždėjau ir aš nepažiūrėjau, va čia. Paėmiau, susukau, kažkaip skubėdam su žmona ir išlėkiau greit namų, nes sūnui, žodžiu, asmeninės problemos. Tai ir palikau, čia netkreipiau dėmesį, nes mintyse kitur buvau namuose. Ir po to atvažiuoju vėl, žiūriu, aš taip 2 lapą lipu, matos, tai kur tu profilė nėra. Ir su peiliu pjaut. Smagus dalykas, kai karšta prakaituoja ir dar ant tavęs byra, viskas labai malonu. Taigi čia mano klaida buvo. O antras lapas jau kai dėjęs nuo čia, tai jisai gražiai ir baigėsi ties profiliu. O čia ir daugiau atsimuši čia. Čia šešėlinės siūlės bus. Aš pats jų nedarysiu, darys kaimynas, kuris man patarė, kaip gipsą dėtis, kaip pasakoju. Tas pats, kur man sienas čia špakliavo ir vieną kartą nudažė su gruntiniais dažais, tai jisai ir darys, man špakliuos lubas, sutarėm, lubas špakliuos ir šešėlinės siūlės. Ir palaukit, dar vieną klaidą pasidariau.
kadangi čia pas mane lūžis yra lubų, kas tas lūžis, nu va taip, nueina, o nuo tos vietos jau lygiai eina, va taip, va gražiai, ane? Tai čia lūžis. Tai per tą lūžį nusprendėm daryti šešėlinę siūlę. Čia, va, matot, vieną plokštę plačiau, kitas vyresnis tarps, paskui pasims, sakė kaimynas, ir išsipjaus susivienodins. Ir mano klaida, o čia, kodėl klaida, nes čia turėjau išpjauti va šitą gipsą plokštę, turėjau čia išpjauti, tokį kampą išpjauti, kad šita dalis visą plokštės, nelabai ar matos, kad šita visa dalis plokštės užeitų ant tos, iš tos vientisos plokštės, tai turėjau čia išpjauti ir tada galą nusipjauti, kad man sutaptų su čia. Nu, žodžiu, taigi, kaip prisukau, kaip tai ištaisiu, tai mano ta klaida kainavo €104. Nuvažiavau, greit nusipirkau papildomą profilį. Matot, va čia va, papildoms profilis įsidėjęs. Jo, va šitą siūlę, važiuokit, va. Šitą eina. Ir va čia va baigęs, o kitas eina iki galo. Taigi nusipirkau profilį papildomą ir aš jį prikabinau dar vieną profilį. Taigi gavos tai vietoj 3 profiliai, kad va šitą turėčiau prie ko prisiūti. Šitą plokštę prisisiuvau ir šitą prisiuvau. Ir manau, kad laikys. Taigi 2 klaidas, kurias padariau. Nu, sakykim taip, čia ta tokia įdomesnė klaida, o tą ne nuo to galą sėdėjau čia, tai nieko blogo, atsipjavau, kuri lengvai įsitaisiau. Šitą kainavo €104, nu tai estetiškai gal ne taip. Ir gal kiti rašysit, kad trūks, tai žinokit, kad nei velnio netrūks, o jeigu ir trūks, tai čia va su tuo visu kampu iki pat viršaus lūpos bus virtuvinis, taigi jeigu neduok Dieve čia įtrūks ar čia, tai nei velnio man nesimatys. Toliau, šiandien vežu atiduoti šitą, nuomos kaina €6 mechanizmų nuomai keltus. Ir šiandien reikės eiti čia, pasidaryti nišą, išsipjaustyti, susidėti. Jeigu kam įdomu, kaip darysiu, pakomentuokit, parašykit, pabandysiu pafilmuoti, parodyti, kaip darau. Tai va tiek, draugai. Senai video bedariau. Net nebežinau, ne kaip kalbėti iš tikrųjų, bet kuo paprasčiau, to geriau, manau. Tai tiek tokie mano kasiakai, liaudiškai vadinami. Bet jau vaizdas, žiūrėkit, keičiasi, ne? Taip įeini. Per telefoną visi, kas atvažiuoja, žiūri YouTube mano, kas iš pažįstamų atvažiuoja, sako, labai skiriasi. Nu, ta prasme, erdvė. Per video atrodo mažas toks, kai atvažiuoja, sako, įspūdis visai kitoks. Taigi koridorius įžengė svetainę suvirtą. Tai čia tos vietos tikrai nemažai. Kiek man kainavo tas, galima, ne? Pabendrinti. Gipsas kainavo €147, šitie kainavo difuzeriai €290, 4 difuzeriai €290 ir varžtus gipsinius pirkau tokius. Dar viena dėžutė lična liko. Nu, bet ten man dar sueisi tą nišą vadinamą. Tai va tokius varšus pirku, jie po €6 berods centais, tai 3 dėžutės pasiėmiau. Tai va, kas turit kalkuliatorių, susiskaičiuokit, kiek man tai kainavo. Ai, dar plus šitas €6. Nes pasiėmiau penktadienį po pietų, šiandien iki 10 ryto grąžinu ir €6 bus. Tai va, draugai,
Tiek, jeigu kam įdomu dėl nišos, parašykit, įkelsiu. Ai, dar kas dalykas. Niuansas. Šitų, ne, difuzorių nusipirkau, galvoju, kaip montuoti. Taigi bus, galvoju, tas, parodyta, kaip daryti instrukciją. Tai va, mėlyjei, instrukcija tokia. Tai palaukit čia. Ir va, tokia. Ir va tokia. Ir nieko jūs nevelnė. Čia nerasit. Kaip darosi, kaip nesidaro. Žodžiu, tiek tos instrukcijos į tai yra. O kur ją aš radau? Aš radau YouTube'ui. Įsirašiau šitą pavadinimą. Šitą visą pavadinimą užsirašiau. Ir man išmetė, kaip juos susimontuoti. Ten labai aiškiai parašyta, labai paprasta pačiam pasidaryti. Nieko nėra, 2 plokštelės prisuki ir užmauni vamzdį, tik vamzdį ten atsipjaut, bet ten irgi internete duomenys neduotas. Jeigu, tarkim, čia reiktų gal vizualiai parodyti. Ir va, 2 plokštelės jis prisisuk, bet pirmą jisai turi užsidėti, po to gipsą užsidėti. Gipsas biškį, čia užsišpakliuot turėtų. Pjūviau su peiliuku, nes instrumentų neturiu. Gi nepirksi vienam namui. Atpjaučia šiom lempom pjūklų visokių specialių tam pjaustymui, kad po to jis tau mėtytos. Tai rankinių darbelių su peiliuku išsipjovė šiaip. Sakė prisiglaistis, kaimyną buvau pasikeitęs, sakė prisiglaistis, va matosi plokštelės. Taigi tiek, draugai. Viso tam kartui kelsiu sekančią video, kai kažką daugiau pasidarysiu. Dabar tiek, viso.